praeityje? Eik tu, tie jo pomėgiai, žinok. Mums šiandien tikrai nemažai pinigų atnešė. Geras. Taip, įsivaizduoji, jis vienai poniai pardavė ir džakuzį, ir unitazą, ir bidė. Bet prie tų bidėjų jinai vos jam neatsidavė. Geras. Tik tu Liepai nesakai gerai, jokių būdų čia tarnus. Ne, aišku, kad nesakysi. Tėti, mano kambarį lemputė perdegė. Labas, Liepa. Tu žinai, kuo šiandien Raimondas savo parduotuvėje užsiminėjo? Seni, kodėl tu Liepai papasakoji, kad aš meilinausi tai pirkėjai? Ką? Aš nieko Liepai nepasakoju. O kam pasakoji? Na niekam. Eglė gal tik tai vieną kartą ir viskas, tik tarp mūsų. Tik Egliai, tik tarp mūsų. Įdomu, kaip Liepa viską sužinojo. O tu dažnai, Egliai, tik tarp mūsų viską nutekini. Vienintelis kartas, viskas. Vienintelis kartas. Matai, anksčiau Eglė neturėjo su kuo pasikalbėti, o dabar ji visko dalyjasi su savo sesute. Baigtų nesąmonę. Netiki, padarom eksperimentą. Labas, Eglutė. Kaip reikalai? Gerai, man irgi gerai. Žiūrėk, aš norėjau paklausti, Tomas, mokykloje tėvų susirinkimas šiandien? Ai, ne, poryt. Nu, gerai. Žinok, aš tau turiu vieną dalyką pasakyti. Įsivaizduoji, Raima sudaužė Liepos fotiką. Taip. Nu, visiškas durnius, aš irgi sakau. Tik nesakyk Liepai, jokių būdų, gerai? Dabar žiūrėkim, kas bus. Liepa, kaip keista. Labas, katytė. Raima, tu kartais nežinai, kur mano fotikas. Niekaip negaliu jo rasti. Fotikas, žinai, spintoj ant aukščiausios lentynos. Tikrai? Jo, man atrodo taip. Aha, gerai, radau. Tai aš matau, kad darbo patirtį jūs turit. Taip. Tiesa, tos patirties nėra labai daug. Aš tik porą savaičių dirbau vienoje šeimoje, paskui ta šeima išsiskyrė, tiksliau žmona išėjo, o aš pasilikau ir prabuvau ten dar porą metų, bet tikriausiai tai į stažą neįsiskaičiuoja. Manau, reikia imti. Mes pagalvosim. Patikėkit, vaikučiai mane labai myli. Ne. Ponia Zofija, jūs rašote, kad puikiai kepate obuolių sūrį. Seni, vis dirbi. Tu ko amžinai vėluoji, ką? Pala. Aš visą naktį galvojau. Kad galvoti reikia galvą turėti. Paklausyk, aš visą naktį galvojau, kaip mums naudingai panaudoti informaciją, kurią sužinojom. Nu? Mes žinom, kad Eglė visą informaciją dalyjasi su Liepa, taip? Nu? Tai vadinasi, Liepa taip pat viską papasakoja Eglei. Logiška? Nu? Tai mums reikia tuo pasinaudoti. Sakyk, ko tu nemėgsti daryti, bet darai tai todėl, kad tau liepia Eglė? Nu, aš, pavyzdžiui, visiškai nekenčiu tėvų susirinkimų. Labai gerai, tau niekada ten nereiks eiti. Nu? Žiūrėk, aš grįžtu pas Liepą ir papasakoju jai šitą paslaptį, kurią tu man papasakojai, kad prie tavęs susirinkime lenda viena mamytė. Nu? Nu, Liepa papasakoja Eglei ir tavęs daugiau niekada neišleidžia jokį susirinkimą. Geras, eik tu savo. Arba ne. Į mane išleis, o po to dar ir užmuš. Va. Nesuprantu, kodėl visos nuotraukos nespalvotos. Nu, čia mintis tokia. Ką, kad daltonikas fotografas? Nu, ne, toks stilius. Supratau, daltonizmo stilius. Oi, Raima, su tavim neįmanoma kalbėti apie meną. Žinai, pakeiskim temą. Gerai, pakeiskim, apie ką nori pakalbėti. Na, pavyzdžiui, kaip tau sekasi darbe? Puikiai, Edva dirba nesustodama. Tu neįsivaizduoji, ką jis man šiandien papasakojo. Jisai rytoj turi eiti į tėvų susirinkimą, bet bijo, nes prie jo lenda kažkokia mamytė. Rimtai? Taip, visiškai rimtai. Įsivaizduok, jinai jau pusę metų bando prie jo visai priekabiauti, o jis bando ją atstumti. Nieko nesakyk Eglei.
Žinoma, žinoma. Aš į dušą. Eglė. Supratau. Gerai. Gerai, iki. Kas skambina? Ai, Liepa. Ko norėjo? Jinai man dažų plaukams nupirko, tai aiškinausi, kaip naudotis. Aišku, tas Tomos tėvų klasės susirinkimas kelinta? 7. Bet žinai, Edziu, aš pagalvojau, kad gal aš nueisiu šį kartą. Tu vis vaikštai ir vaikštai. Gerai. Nieko prieš. Prašom, nugėdžiu. Kavytė, pertraukytė. Aha, pertraukytės kavytė. Kaipgi sekasi rengti korporatyvinį mėsos fabriko vakarėlį? Gerai. Gerai. O kogi toks liūdnas? Ai, bėdų turiu, nežinau, ką daryti. Auklės nerandam. Tai kokia čia bėda, auklė? Ne, turiu puikią kandidatūrą. Kaip tik važiuoju. Nu, gera nuotrauka. Taip, tai ką, tai nelaukdami ir paskambinsim. O tai gerai, bet man dar su Irma reikėtų Žinoma, labas, Mildutė, labas. Nu kaip tu, katinėlį, kaip? Aha, aš tau turiu pasiūlymą čia vieną tokį. Ne, dar ne. Dalykinis pasiūlymas, darbelį turi, gerą darbelį, taip, yra. Geras atlyginimas, didelis atlyginimas, ar ne? Na, žiūrėk, tai aš tavo kontaktus duosiu tėveliams vaikučio, jau nuo rytdienos ir pradėsi, ar ne? Raima! Nerealu, suveikė. Nu va, ką aš tau sakiau, o svarbiausia, tau pačiam nereikia kalbėti su Egle. Jo, super. Jo, anksčiau reikėdavo kestus visus bla bla bla, tralelė, o dabar už tave viską padaro draugelis. Ačiū, draugelį. Žinai ką, man patinka, kad ir man nereikia kalbėti su Egle, viską padaro Liepa. Nėra ant ko pykti. Jo, čia tu gaunasi tokia finansų piramidė, tik tai santykius. Panašiai, žiūrėk, draugelį, dabar man reikia tavo pagalbos. Jo, gerai, kokios bėdos? Šiuolaikinis menas. Bet palauk, tau taip patiko po tas parodas vaikščioti. Seni, man tos parodos ir performansai patiko tada, kai aš kabinau Liepą. Gerai, ką man pasakyti, Egliai? Pasakyk, kad Liepa mane spaudžia. Ir kad man neduoda pasirinkimo laisvės tampydama po visus tos performansus. Ir kad aš ten einu tik dėl jos. Ok. Labas, gražuolė. Kur šiandien eisim? Į vokiečių fotografijos parodos atidarimą. Bet tu gali neiti. Kodėl? Aš pagalvojau, kad visur tave su savimi tampausi, tai gal tu norėsi pailsėti arba šiaip savų reikalų turi. Aš tikrai labai norėčiau su tavimi eit, bet turiu svarbių reikalų. Puiku. Pasilikai gerai? Taip, paveryte. Labas, Meškiuk. Tu kur? Aš jau beveik namie. O tu kur? Parduotuvėje buvau, dabar pas Eglę užlėkiau. Mūsų auklė mums parekomendavo naują mišinuką, šitą žymiai geresnį. Kaip tau ta auklė? Auksinė, nuostabi. O Lukutis, aš pajutau iškart, kad jiem patinka. O tau kaip? Nu ir man tokia nieko. Dar jeigu atlyginimas būtų biški mažesnis. Albi, tu ką nori mūsų sūnelio sąskaitą taupyti? Stirnytė, juokauju, ašgi juokauju. Gerai, susitiksim namie, pakalbėsim, gerai? Iki. Nesupratau. Čia aš nesupratau. Tai ko taip anksti? Taigi darbo diena dar nesibaigė. Tai... Sveiki. Labas. Nu, kaip, pasivaikščiok dar kelias minutės, prašau. Aš be tavęs daryčiau, tikrai. Tu kaip visada mane išgelbėjai. Labas, ką tu čia veiki?
O jūs čia ką? Vaidas kaip visada man padeda, pirkinis mane parnešė. Ačiū, Vaidai. Nėra už kiek kaimynę. Geras kaimynas, iki. Ja. O aš čia tai Raimos laukiu. Kodėl ne namie? O jisai labai skuba, sakė, tu užbėgs greit, šnektelsim ir... ir tave, tarp kitko, kažką ir su tavim norėjo pašnekėti. Gal šiaip pasilgau. Tai jeigu manęs pasilgo, tegul į namus užeina, o aš Lukučio pasilgau. Nagevičiau, prisimeni, ką aš sakiau apie tą korporatyvinį vakarėlį Ispanijoje? Nu? Tai žinok, jis tavo. Na, dėkot nebūtina. Laimingai. Jėzau. Iki. Ką direktorius mūsų bute veikia? Įsivaizduoji, atėjo patikrinti, kaip auklė dirba. Asmeniškai. Mūsų? Nu, mūsų auklė, o atsakingas žmogus, matai? O Raimio nelauksi? Taip, pirkinius parnešiu ir eisiu laukti. Liepa, tu žinai, ką man čia Edvinas papasakojo? Bet čia tik tarp mūsų. Jis niekaip negali sutaupyti Eglės dovanai. Jis vis išleidžia tuos pinigus. O tokią gerą dovaną norėjo padovanoti metinių progą. Nu visai čia neblogai, ne? Oi, leisk aš sumokėsiu. Nu, baigtų, ką tu čia? Taigi mes šeima. Nu, gerai, jeigu taip nori. Šitą eglutę tu neįsivaizduoji, ką man Raima šiandien pasakė. Nu, kad jo akimis jam atrodo, kad Liepa šiek tiek pasitaisus. Kur tu taip anksti susiruošiai? Pabėgiot sugalvojau. Kam tau to reikia? Kam tau to reikia, kam tau to reikia? Reikia ir viskas. Liepa, žinai, ką šiandien sužinojau iš Edvino? Tik perspėjau. Tai, ką aš tau pasakysiu apie Raimundą, tai tik tarp mūsų. Tai didelė paslaptis. Tik niekam nesakyk. Niekam. Alio? Liepa, gal gali pas mane užšokti? Reikia pasikalbėti. Klausyk, o tau netrodo, kad mūsų vyrai pradėjo vienas apie kitą per dažnai pasakoti? To prasme. Žinai, aš čia patyrinėjau ir atradau tokius dalykus, kad pasinaudodami tuo tik tarp mūsų, Edvinas išsisuko nuo tėvų susirinkimo, Raimondas nenuėjo į parodą su tavim, o tu pradėjai dėl jo rytais bėgioti. O čikniai. Tuoj aš jam. Palauk, padarysim kitaip. Ponas Juozai, dovanokit, kad rūdavo, jūs greitai baigsit. Irma grįžta ir mes taip nesitarėm. Pastovi einam namo. O, raktus pamiršau, negaliu įeiti. Nieko, su mano O gal einam geros oros, pasivaikščiosim? Negaliu, tualetą noriu. Sveiki. Tu supranti, kas įvyko? Ar tu supranti? Aš suprantu, ir mūtė nešauk, nes Lukutis miega. Miega. Toks jausmas, kad mūsų bute visi tik tai miega. Ne butas, o bordelis. Viskas, kad jos čia neliktų nei kvapo. Saulytė, bet kaip Lukutis be auklės ir be to sakė, kad ji tau patiko. Patiko, nebepatiko. Jie atleista ir pasakyk tam savo Kazanovai, kad vis dėlto kaltas. Ir tu dėl šito irgi kaltas. Edvinai, tu žinai, ką šiandien Liepa man apie Raimondą papasakojo? Ką? Ai, nieko, gal nesakysiu. Ne, nu kas nutiko? Liepa man tokią paslaptį apie Raimondą pasakė. Jo, tik bet aš tau visas paslaptis apie Raimondą tai sakau irgi. Nu gerai, tik tegul lieka taip tarp mūsų, gerai? Liepa sakė, kad Raimondas turi bėdų su lovos reikalais. Aš nežinau, gal čia nuo streso. Gal jis persidirbo, bet ta vargšė Liepa jau nebežino, ką su juo ir daryti. Negali būti. Eglė irgi šokas, nežino, ką daryti su Edvinu. Gal jis pervargo, ar čia jau amžius. Klausyk, tik būk geras. Svarbiausia, nieko nesakyk Edvinui. Direktoriau, galima? O, Nagevičiau, tau dabar visada galima. Žinoma, užėjai kalbėk. Kas yra? Bėdos? Ai, ne, nieko.
Nesikuklink, Nagevičiau. Na, prie Mildutės tu gali viską kalbėti, viską pasakoti, ji man savas žmogus. Pasakysiu tiesą, sudie korporatyviniam vakarėliui. Nepasakysiu tiesos, labas skandalė. Nesuprantu, ko tu tyli, Nagevičiau. Aš tiesiog... Aš pagalvojau dėl auklės. Dėl auklės atostogų. Pagalvoju, jos apmokamos ar ne? Auklės atostogas aš apmokėsiu. Tai va tiek ir ten norėjau, netrukdysiu. Seni, kaip tu? Gerai. O kaip tu? Aš irgi normaliai. Raima, kaip tavo reikalai su Liepa? O, gerai. O jūsų su Eglė kaip? Gerai. Gerai. Raima, tu atleisk man, bet aš kažkaip norėjau paklausti. Seni, tu neatsiprašinėk. Aš esu tavo draugas, aš viską suprasiu. Klausk. Klausyk, kaip tavo sekso reikalai? Lemba, kaip gerai, kad tu pirmas pradėjai. Seni, viskas bus gerai, čia pagydoma. Tai žinoma, kad viskas bus gerai. Nesijaudink, jums bus viskas gerai. Kaip tai mums? Apie ką tu čia? Kaip apie tavo nesklandumus sekso srity? Mano nesklandumus, taigi čia tavo nesklandumai. Kokie mano? Eglė sakė, kad tavo. Man jie pasakė, kad tavo. Lauk, man pasakė kaip paslaptį. Na, pasakei viršininkui, kad atleidai tą laisvą elgesio moterį. Beveik. Ką reiškia beveik? Nu, tai reiškia, kad aš ją kaip ir atleidau, bet jie apie tai dar nežino. Viršininkas irgi nežino. Tai vadinasi, tu niekam nieko nesakei. Jeigu aš tai pasakyčiau, aš turėčiau pasakyti sudie savo naujam projektui. O tai toks projektas, tarptautinis, didelis, aš tokio renginio gyvenime neorganizavau. Aš tikiuosi, kai Lukutis užaugs, jis nebus toks bestuburis ameba kaip jo tėtis. Viskas, pabūk su vaiku, o aš pati viską sutvarkysiu. Gerai, viskas, rytoj naisiu, pasakysiu ir... Ne, pasakiau, kad aš. Vadinasi, aš. Liepa, ką visą tai reiškia? Tokiais dalykais negalima juokauti. Ką visą tai reiškia? Negalima taip juokauti, iš viso. Negalima. Baigėt? Mes jums irgi vieną klausimą turim. Tiksliau du. Edvinai, kodėl tu viską Raimondui papasakojai? Ašgi viską tik tarp mūsų kalbėjau. Raimondai, kodėl tu viską papasakojai Edvinui? Aš juk viską pasakiau kaip paslaptį. Na, tai ko dabar nutilot? Ko nutilot? O žinot, kam šnekėt, kam patylėti? Mes jums irgi viską pasakėm kaip paslaptį. Taip. Gerai, tada aš siūlau tokį dalyką. Niekam nieko daugiau tik tarp mūsų nepasakot. Gerai. Nepasakoju. Edžiau, matau, liūdėsi tavo veikia. Tarp kitko, tavo amnestija nevaikščioti į tėvų susirinkimus atšaukiamas. O aš kaip? Turi kaip nori. Į parodas gali nebevaikščioti, o aš rytais nebepengiosiu. Gerai. O bet žinot, ką Albertas man pasakojo apie savo naują auklę? Ką? Nu, aš tik tarp mūsų, gerai? O, mes susitarėm daugiau tarp mūsų nepasakoti. Gerai, ne. Palauk, nu... Edva, palauk, kaip pasakyk! Negalima, koks bjaurus. Nu, susikaupk ir primyn. Nebūk skudras. Tiesiog įeik vidun ir pasakyk, kad ją atleidai. Viršininkė. Viršininkė? Kas jums, Juozai? Mane metė. Žmona? Gerai būtų. Mane metė. Mildutė. Užuojauta. Gersi? Taip. Jis paklausė tavo horoskopo. Tai meilės. Taip. Labai. Ir mūtė įsivaizduoji tą laisvą elgesio moterį. Sveiki. Labas. Žinai, ir mūtė aš jau eisiu, gerai? Iki. Albertai, paltą. O.
Kas čia buvo? Kas? Ai, Milda. Įsivaizduoju, vakar po mūsų pokalbio aš jai paskambinau. Mes susitikom, pasikalbėjom moteriškai. Ji man paverkė ant peties. Žodžiu, ji yra nelaiminga, būdama meilužė. Ir ką? Ką? Aš supažindinau ją su nuostabiu vaikinu. Kokiu? Su mūsų kaimynu Vaidu. Tai palauk, dabar išeina, kad jinai metė mano viršininką? Ir mes jos kol kas galim neatleisti iš darbo. Tai kol kas galim ir neatleisti. Nu, bet gerai varė. Ne, kitą kartą pasirinksim ką nors romantiškesnio. Gerai. Mums pasisekė, kad mes neatleidom auklės. Tai jau Dabar taip. galim ramiai nueiti į kiną. Į restoraną. Labas. Labas. Sveiki. Labas. Sveiki.